Sveiki, mielieji! Nuo kaimo slenksčio. Taip pavadinome savo laidą, ketinančią pasakoti apie šiandienos kaimą ir jo žmonės. O čia Naujamiestis. Miestukas, sakytų pavadinimas. Tačiau ne visi vietiniai taip galvoja. Ir ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kokie žmonės čia gyvena. Kviečiame žiūrėti. Mūsų jungia Nevėžis, tylus ir ramus, pradžioje upelis, toliau jau platus. Čia lankos ir pievos, vanduo jo skaidrus, todėl jis aukštaičiams be galo brangus. Sujunk, o Nevėžį ir mūsų širdis, te dega krūtinėje karščiausia ugnis, o angelų slėnis, lai būna vieta, tikėjimo, meilės, vilties apgaubta. Pasaulyje daug upių ir dujų krantai, o mielas bičiuli, manau supratai, tvirtu pasijusti tada tik gali, kai draugo tu ranką savojoj turi. Šiuos posmus Kazimieras Binkis, Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos pirmininkas, parašė prieš porą metų, tuomet, kai dar nė nemanė vadovauti šiai organizacijai. Tiesiog besirengdamas vienai didžiausių jo švenčių, prilygstančių kone atlaidams, Miežiškiuose tąkart skambėjusiam bendruomenių sąskrydžiui. Kaip dera himnui, jį visi susirinkusieji ir sugiedojo. Bet šįsyk ne apie tai, nors ir apie kūrybinius gebėjimus kalbos bus. Tačiau dabar ponas Kazimieras į židinį meta porą pliauskų, linksmai sutraška ugnis, kviečia prie skoningai serviruoto stalo ir nors nuoširdžiai stebisi, ką dar galėtų apie save papasakoti, kai ir taip visi rajono žmonės apie jį viską, gal net iki smulkmenų žino, tačiau tai proga grąžinti laiką į 1976. Aš čia nuo 1976 metų. Gal 5 panašiai taip tuo laiku. Kada baigiau pradžioje hidromelioracijos technikumą, tai gavau paskyrimą į Akmenę, paskui grįžau į Panevėžį ir Panevėžį pradėjau dirbti. Nu, kaip čia pasakius atvirai, tada tais laikais vykdavo pionierių stovyklos, tokios buvo. Dembavoje kaip tik šilelis, ar ne šilelis, aš nežinau, ten mes iš laikinų pastatų statėm namus ir vienas namas tapo, vasarą vyko ten pionierių stovykla. Nu ir ten susipažinau su savo žmona, apsivedžiau čia ir gyvenu Naujamiestį, nuo to laiko čia. Kadangi anksčiau nei Kazimieras Naujamiestį buvo atradusi jo būsimoji žmona, Šiaulių pedagoginėme universitete baigusi defektologiją ir pradėjusi dirbti Naujamiesčio mokykloje, lemtingos pažinties vasarą sutikta pionierių stovykloje, todėl Naujamiestis netruko tapti jaunos šeimos namais. Kelią į asmeninę laimę, kad ir kaip neromantiškai skambėtų, nugrindė darbas. Melioratorius. Taip vadinosi Kazimiero profesija. O melioracija visais darbinės veiklos etapais specialistui kėlė vis daugiau užduočių ir įpareigojimų. Aš išdirbau rajone 44 metus grinai pagal savo specialybę. 30 metų melioracijos valdyboje, ten ir trestas buvo, ir valdyba, ir montavimo valdyba, ir paskui likusį laiką dirbau apskrities vyriausių melioratorių šitą Panevėžio apskrities zoną. Tai pagal specialybę dirba, žmona irgi pagal specialybę visą laiką, čia pat dirba visus tos 39 metus. Bet nebuvau darbo vergu, patikina bendruomenių sąjungos lyderis. Niekada neatsitiko taip, kad be darbo nieko nematyčiau. Turėjau pomėgių, kurie nuolat vesdavo į žmones, nes jų draugijos reikėjo labai ir labai rūpėjo viskas, kas nepatirta. Visuomeninė veikla, jeigu taip atvirai pasakius, prasidėjo mano 3 klasėje. Kada sesuo, žinot, tenais laikais dar kolūkiuose veikdavo dramos būrelį, mane nusivedė ir reikėjo vaiko vaidybų vaidinti. Ir nuo to laiko aš ir likau scenoj. Tiek mokydamas ir dar mokydamas ir studijuodamas, visą laiką buvau scenoj. Netgi galbūt atvirai pasakęs, tas buvo toksai pirmieji bandymai tai estradoj, paskui šokiuose, dramoj,
Na, tai ten tokie epizodiniai, bet jau, sakykime, kai pradėjau dirbti MSV, tai tiek sportas vienodai rūpėjo, tiek saviveikla. Pas Kapučinską irgi grojau kažkada orkestre. O paskui, kai Naujamiestį atsikėlėm, pradėjau gyventi, pradėjau dirbti, tai čia turėjau dramos būrelį. Režisavau spektaklius ir Dobilėlio penkialapio konkurse 1982 metais iškovojom Respublikoje laureato vardus ir reikia prisipažinti, aš ne specialistas, bet už režisūrą gavau prizą. Nors dalyvavo Telšių liaudies teatras, Palangos, ten ir taip ir daugiau. Bet mūsų buvo labai tokia graži gera trupė, daug pedagogų, daug inžinerinių tokių darbuotojų, ūkio. Tai va, toks vienas iš tokių didesnių pasiekimų buvo dramos srityje. O kitur tai aš nežinau, man visą laiką rūpėjo visur kas nepatirta ar kas nedaryta. Tiek aš ir statybinį darbą, sakykime, ir patį namą pasistačiau, išskyrus mūro darbus, kur darė jau mūrininkai. O daugiau tai viską ir langai jau anais laikais, kurie dar niekas nedarė, aš jau pasidariau pats asmeniškai 3 tų vadinamų stiklų su paketu ir taip toliau. Na, o sportiniai veikloj irgi visą laiką dalyvaudavau, žaisdavau ir už rajono rinktinę, šaškėm, ir šachmatais, ir dalyvaudamas Spartakiadoje visur. Nu, Spartakiadoje tai daugiausia gyrą kilaudavau. Visuomenišku žmogumi Naujamiestietis juokauja gimęs. Visur jo pilna, o giminėje net etatinio piršlio pareigas buvo užėmęs. Ir apskritai, rasti žodį, pajusti, ko kada kokioje situacijoje stinga, tai jau beveik psichologui būdingos savybės. Dar daugiau, visa Binkių šeima šiek tiek į meną, kukliai tarsteli. Ir viena sesuo tautodailininkė, ir kita sesuo tautodailininkė, ir tėvukas, tarp kitko, buvo savanoris anų laikų, nuovados viršininku, ir kai apsivedė su mama, tai jis tapo ūkininku ir sodininku, ir staliu. Tokios gyvenimo pilnatvės, kai tvirtai stovėdamas ant žemės dar viena ranka ir svajonių debesį gali pačiupinėti, daugelis neįsivaizduoja. Jei užklimpsti ūkiniuose rūpesčiuose, tai po kūrybos pievas nebelabai ir pabraidžiosi, o jei ten pasiklydai, ranka nekyla vinį į sieną kalti. Bet ponas Kazimieras akimirksniu paneigia tokią stereotipišką gyvenimo sampratą. Nežinau, kaip čia yra, bet man, sakykime, ir mokydamasis, man poezija lygiai taip pat kaip ir matematika. Dabartiniais laikais aš irgi skaičius labai operuoju ir su japoniškus kryžiažodžius sprendžiu, man nėra tokio, kad nespręsčiau praktiškai, o ir dabar va su dukra išleidom, nu dar neišleidom, turi išeiti eilėraščių knygutė vaikams, ji kaip dailininkė, o aš kaip autorius. O daugiau, nežinau, man viskas rūpi. Sakykime, mediena stovi vieną skulptūrėlę padaryta. Irgi medžio darbai reikia, tai ir padarai. Bendruomenių sąjungos vadovas drąsiai prisipažįsta esąs eksperimentatorius. Žavėtis ir nedrįsti girdi nesiimsiu. Ta bando kiti, talentingesni, ne jam. Žingeidumas nugali visas abejonės ir atveria aibę galimybių, apdovanoja džiaugsmu. Man tai kažkaip keista yra žmonių, kur sako, aš nemoku, aš nepadarysiu. Dirbk ir padarysi. Kaip? Iš vis, sako, mene arba kitur, ar aplinkoje ir sodyba, čia 81 tapom nukalėtojų rajono konkurse. Nieko nereikia daryti, atmeti to, kas negražu ir kas negero, ir lieka viskas normalu. Aš, sakykime, ir mano darbai, kad ir medžio darbai, aš praktiškai labai nedaug įdedu savo. Medis pats viską turi. Faktūra medžio, arba medžio, sakykime, kažkoks tai gumbas, arba šaka, jeigu ją šiek tiek pataisai, visiškai normaliai atrodo. Nesididžiuoja Kazimieras Binkis išskirtinė gyvenimo filosofija. Tokios, sako, nei specialiai ieškojęs, nei sau taikęs, nei pats bandęs į jos rėmus įsisprausti. Viskas daug paprasčiau, natūralu, taip, kad neprieštarautų gamtos dėsniams, netrikdytų aplinkinių. Tikra, nerėksminga,
vietoje, kurią rado savo ir geriausiai joje jaučiasi. Kad labai jau sveikuoliai, tai nebuvom, bet normaliai visus produktus su saiku naudojau. Sakyčiau, gal aš mažiau visą amžių niekad nerūkiau, negėriau praktiškai, alkoholio nenaudojau ilgą laiką, beveik iki 60-mečio. Tai, sakykime, šeimoje mūsų ir mes išaugom 4 seserys, 4 broliai, nebuvo nei vieno rūkančio, nebuvo vieno labai išgeriančio kažkokio, tai labai normaliai šeima buvo. Man atrodo, kad reikia būti normaliu, paprastu ir teisingu žmogu. Mano tokia nuomonė. Jeigu, aš tai kažkaip tai atsimenu, dar mama labai įskiepijo tvarką. Aš galvoju, jeigu žmogus eina apsileidęs, netvarkingas, tai ir jo darbas toks panašiai turi būti. Arba jo darbas, arba poilsis. Mano tai, sakykime, mūsų šeimoje buvo filosofija ir vaikai mano taip užaugo va čia. Turi žmogus būti visą laiką pasitempęs, turi žmogus, nesvarbu, kiek tu dirbi, bet turi atrodyti taip, kad galėtum, tai būtų negėda eiti į žmogų, nueiti pas žmonės, nueiti į koncertą, ir teatrą aplankyti, ir sakykime, pas kaimyną užeiti, pasišnekėti, kad turėtumėm, aš nežinau, mūsų tokia filosofija šeimoje buvo ir mes kažkaip tai atrodo, kad su naujamiestiečiais ir tikrai radom visą laiką bendrą kalbą ir kažkaip, tai nežinau, ir galbūt nebereikalai ir aš atsidūriau čia ir nebereikalai ir bendruomenės pirmininku išdirbau ilgą laiką, o dabar bendruomenių sąjungos pirmininku, nors čia atskira kalba, sunku, aš jau tikrai galbūt pagal amžių nebetinku, galėtų jaunimas dirbti, bet nėra tokių norinčių. Vienu ir tuo pačiu metu siekti profesinės karjeros aukštumų, spėti šeimoje suktis taip, kad šioji ne tik nejaustų menkiausio nepritekliaus, bet ir savomis rankomis statyti erdvų būstą, kuriame pasakoja viskas paties, nesamdytų meistrų, išskyrus mūro darbus padaryta, ypatingų pastangų nereikėjo. Tuo tarpu, kai kaimynai stebėjosi, kada tas žmogus miega, jei švintant jau ima bildėti, o vidurnaktį dar nė negalvoja apie poilsį. Tikrai sako, laiko užteko viskam, tik reikėjo protingai jį paskirstyti. Reikia namie, reikia ir darbe, reikia ir visuomeninės veiklos, be žmogus negali gyventi, iš vis negali gyventi vienas žmogus. Aš dabar labai stipriai pajaučiu, kaip vienam yra sunku gyventi. Tai nelinkiu niekam, kaip vienam yra sunku gyventi. Būtina būti tarp žmonių, būtina žmonėms padėti. Jeigu tu žmogų nieko neduosi, tai pats nieko negausi, man atrodo. Nes pirmą reikia duoti, paskui gausi. Ir tas davimas gali būti ilgą laiką, gali žmonėm tarnauti ir nieko negauti. Bet moralinė pusė vis tiek jauti, kad tu reikalingas, tu lauki. Aš nežinau, atvirai pasakius, kaip čia pasakius, išdirbau ten 30 metų melioraciją, nuvažiuoti, visi tiesiog pulte puola, atvažiavo. Čia gal kaip ir pasigyrimas būtų, bet atvažiavo, kaziukas vadindavo, atvažiavo kaziukas. Yra paaiškinimas, kodėl Kazimierą Binkį žmonės myli. Trumpiausias toks, kaip šauksi, taip atsilieps. Taigi nieko keisto, nes visada žinojo, kuo jo darbuotojai gyvi. Net jų vaikus vardais vadindavo. Be abejo, aš viską žinojau apie savo darbuotojų šeimą. Visur. Ir mama, kada sirgdavo, išleisdavau, ir kada brolis vestuvėse ruošėsi, be abejo žinojau. Kaip gali nežinoti? Privalai. Panašu, kad pats metas nuo ekskurso į asmenybę grįžti į Naujamiestį. Juk Kazimieras Binkis dar vienos, prasidėjusios 1998-aisiais Naujamiesčio piliečių draugijos kūrimosi istorijos dalyvis. Pačioje pradžioje susirinkau Banevičiai abudu, Diršės abudu, paskui Diršės gal nebudu, netgi ir tėvai Dariaus buvo, ir paskui Višniauskai tokie, ir tada tų bendruomenių dar nebuvo, ir už tai mes ir pavadinom piliečių draugiją, nes tų bendruomenių dar kaip po tokios užuomazgos nebuvo.
Tik paskui, kada jau prasidėjo piliečių draugijų, tai yra draugijų kūrimasis, tai bendruomenių, tai tada mes mes buvom jau juridiškai užsiregistravę, nenorėdami keisti, kad tai yra bendruomenė, taip ir paliko piliečių draugiją. Ir iki šio laiko jį taip vadinasi. Pradžioje mūsų buvo 15-17 žmonių, o dabar virš 400. Naujamiesčio piliečių draugija rajone buvo pirmasis bendruomeninis darinys. Analogo nebuvo. Jo ir nereikėjo, nes siekiai, o nesektini teoriniai pavyzdžiai įkvėpė nusprendusius tiesti tiltą tarp miestelio praeities ir dabarties į ateitį. Naujamiesty yra garsus tokie kaip profesorius Grygas, yra kitų. Mes norėjom palaikyti, mes ta prasme lyg ir kaip čia naujamiestiečius apglėbti, kad būtų kartu su mumis, ar tai šventė, ar linksmybė kokia, ar kas nors panašaus, ar bėda, kad mes būtumėm kartu. Tiesa, kaip ir pavadinimas, naujamiestiečių bendruomenės tikslai irgi buvo ryškūs. Dalis jų jau ne idėjos, o realybė. Ta veikla bendruomenės vystėsi mūsų šiek tiek galbūt kitaip negu kitų, pasakyčiau. Todėl, kad sakykime, didelis intelektualas Banevičius, kuris pats pirmasis ir buvo bendruomenės pirmininkas, tai mūsų iškart, nuo ko pradėjom? Pirmiausia, viešosios prieigos centrą įkūrėm, kuri dar rajone nieko nebuvom, ir pirmieji kompiuterį susistatėm, ir pirmieji internetą pasijungėm, ir pirmieji mokslus, kiek mes apmokėm pirmo raštingumo kompiuteriais žmonių, tiek Naujamiesčio, tiek Lyberiškio, tiek Gustonių, netgi neįgaliųjų grupę buvom sudarę, ir kurie mokėsi kompiuterinio raštingumo. O paskui jau žiūrėjom, kur įsikurti. Nors mums čia ta bėda nebuvo tokia, iš pradžių mokykloje laikėmės, o paskui, kadangi buvusi ūkio kontora didelė, ten atsirado laisvų patalpų, ruošiam projektus, pagal projektą susitvarkėm kabinetus ir nuo to laiko taip ir dirbam. Atrodytų, naujamiestiečių iniciatyvumas beribis. Rimantas Banevičius, vadovavimą piliečių draugijai patikėjęs Kazimierui Binkiui, nėrė į platesnius vandenis. Visas Panevėžio rajono bendruomenės suvienijo į sąjungą. O paskui tapti šios lyderių pasiūlymo sulaukė bendražygis Kazimieras. Ir ketinęs rinktis poilsį, neatlaikė staiga užgriuvusių kalbinėjimų, tiksliau pasitikėjimo lavinos. Kadangi aš rajone išdirbau beveik 50 metų, mano visi pažįstami žmonės, tiek seniūnai, tiek bendruomenių pirmininkai, praktiškai aš visus žinojau ir dalyvaudavau kartu. Ir nežinau, prašyti, kalbino, atsiprašant, kai mergaitė taip ir prikalbino. Greit bus metai, kaip Kazimieras Binkis vadovauja Panevėžio rajono bendruomenių sąjungai. Neilgai, bet pakankamai, kad galėtų pažvelgti mūsų kaimą iš bendruomenių vienytojo ir lyderio pozicijų. Man kartais būna liūdna, kai sako, kad kaimas negyvas. Nežinau kaip kitur, žinau, aš trupučiuką kaip kitur, kadangi pagal savo profesiją tai labai teko daug pavažinėti ir pažiūrėti. Bet, sakykime, mūsų rajone, tai pasakyčiau, kaimas pakankamai tiek saviveiklos arba kultūrinių gyvenimų gana aktyvus, tiek ir bendruomenių. Dabar mūsų sąjungoje jau yra 58 bendruomenės, tai jungia virš 6000 gyventojų. Gyventojų tai mes tų, kur skaitom, kurie tikrieji nariai ten yra. O praktiškai tai bendruomenė niekas neskaito, kad, sakykime, Naujamiesty yra 1200 ar kaip, o 400 narių, vis tiek tai yra visa mūsų bendruomenė miestelis. Mes niekad neskyrėm, kad tu nesumokėjai ten nario mokesčio 5 litų ar ką, bet tu šeimos narys, tu mūsų bendruomenės narys, mes esame kaip vienetas. O, sakykime, bendruomenės įvairiai dirba. Yra labai stiprių bendruomenių. Yra, žinoma, reikia pasakyti, atvirai pasakius, gal šiek tiek popierinė, bet ką padarysi čia.
Bet viskas priklauso nuo lyderių. O čia jau problema. Lyderių pas mus jau mažokai. Ta prasme lyderių mažokai, kad nėra jaunimo. Visi tokia tikrai rinkom ir bendruomenių sąjungos pirmininką, aš neveltui ir pasakiau, nėra jums didelė daug pasirinkimą, aš dviejų diedų renkat. Tai visiškai taip ir yra. Sakykime, mums abudu kandidatai visiems buvo jau padoraus amžiaus, o jaunimas nelabai nori kažkaip tai į šitą įsijungti. Vienas kitas yra aktyvesnis. Na, iš bendruomenių pažymėti galima, sakykime, paminėti galim Paistrę, labai aktyvi bendruomenė, Berčiūnų nebloga bendruomenė, na, ir kad ir Naujamiesčio bendruomenė. Yra ir daug tokių bendruomenių, Jotainį, kurie ruošia ir projektų su vietinė veiklos grupė ir sakykime, šiais metais jau, ir Berčiūnai pasistatė jaunimo užimtumo centrą, ir Jotainį pasistatė ten bendruomenių namus Užuovėje, ir Liudynė susitvarkė savo kultūrinį centrą ir namus, ir taip toliau, ir taip toliau. Be galo tų sportinių aikštelių daug, Rekenava labai aktyvi šioje srityje, Ramygala, Miežiškiai, apie Miežiškius tai iš vis kultūrinę pusę gera kalbėti, kad ten tokia bendruomenės ir kultūros darbuotojų simbiozė, kad ten neatskirsi, kas kur dirba. Vienintelė bėda tarp bendruomenių yra ta, kad daug kur skirstosi kultūros darbuotojai su bendruomenė. Čia tu darai, čia aš darai. Taip neturėtų būti, juk tas pats žmogus. Ir čia dalyvauja. Neskaičiuoja specialiai bendruomenių sąjungos pirmininkas kaimą šiandien varginančių sopulių, kurie ir ne visada finansiniai, ir ne visada valdžios padovanoti kabutėse. Neretai dėl vidinio diskomforto kalti būname mes patys, šikštėdami gero žodžio, lyg tyčia nepastebėdami vertųjų pasiekimų. Paprasčiausio žmogiškumo stygius kaip ant delno, o bendruomenių sąjungos kasmet rengiami konkursai skirti aktyviausiųjų, kūrybingiausiųjų, šviesiausiųjų pagerbimui tai tik patvirtina. Ir gėda pasidaro, kad mes lyg to seno anekdoto herojai, aplink vienos nelaimės, ir karvė nudvėsi, ir kaimynas loterijoje automobilį laimėjo. Dabar vyko ir konkursas, ir kaimo lyderis, ir kaimo šviesuolis, ir kaimo paveldo šviesuolis ir taip toliau. Ir suprantat, ten, kur reikia su žmogų konkrečiai pristatyti, tai gaunasi kažkokia tai, gal kažkur tai dūšiai lieka lietuviškas pavydas. O iš kitos pusės yra sunku, todėl, kad paprastai lyderis būna arba bendruomenės pirmininkas, arba kas nors iš jų aplinkos. Tai pašalinis žmogus, bendruomenės pirmininkas, daugiausia kas konkursui pasiūlo žmogų, bendruomenės pirmininkas. Tai gaunasi dilema, jis pats savęs tai negali, sakykime, prisistatyti konkursai. Va taip ir lieka tokie, kurie, sakykime, stiprus lyderis, bet jo niekas nepristato. Ir šiais metais va tik tai buvo į lyderius. Tik tai vienas žmogus konkurse. O, sakykime, į kultūros paveldą ten daugiau buvo. Na, va, taip. Ir sakykime, kažkaip tai lyg ir reikia didesnio impulso. Ir paraginimo, gal nežinau, sekančiais metais mes trupučiuką reikėtų keisti konkurso sąlygas ir nuostatus, kad būtų galima bet kas, sakykime, pateiktų, nebūtinai bendruomenė. Žmogui užėjo mintis, kad mano kaimynas labai gražus ir ten tvarkingas ir aktyvus ir geras, galėtų taip kaip piliečiai, rajono garbės pilietį siūlo, bet kas gali pasiūlyti. Ir aš turėjau mintį, kad šitaip padaryti, kad būtų galėtų žmogus, o paskui, kada jau turim N žmonių, jau tada daug paprasčiau atrinkti. Kadangi vis tiek mes vienas kitai rajone ir bendruomenės pirmininkus, ir tarybos ten narius visi vienas kitą gerai žinom. Tai daug paprasčiau būtų ir komisijai svarstyti ir žiūrėti ir vertinti. Išgyvena mūsų krašto žmonės ir dar vieną, tikrai nespecifinę, visos Lietuvos problemą.
kurią, mokantis iš savos patirties, vis tiek teks įveikti. Ir dar trupučiuką tebeina iš anksčiau tas abejingumas. Žmonių abejingumas laukia, kad jam kažkas tai paduotų. Aš tuo labai įsitikinau, kadangi pagal Sanglaudos fondo lėšas mes patys pirmieji Respublikoje Naujamiestis ir Surviliškis Kėdainių rajone darėm vandentvarkos projektą. Tai buvo patys pirmieji projektai ir buvo pradžia. Ir vaikščiom, ir ėjom, ir kalbėjom, ir naktim, ir dieną čia buvo. O kiek priekaištų susilaukiam. Jam turi būti gatava. Už dyką įsivaizduojat visas vandentekio trasos. Nuotekų trasos už dyką per kiemą praeina, tai jis negali leisti, kad jam kiemą, va čia jam kiemą patvarkys, sugadins. O kad nuoteka šalia, kad jam nebereiks rūpintis, kad jis gauna visus patogumus, galų gale netgi vertė namo, ar ta prasme išauga, kada infrastruktūra pilna, niekas negalvoja. O iš pradžių tie, kurie priešinosi, atvirai pasakius, aš visą tas trasas, kurios buvo, kadangi aš šios srities specialistas, kas buvo pateikęs vandentekis, tai aš praktiškai perprojektavau. Ir iš to, kas buvo jų trasose numatyta, man pasisekė, kad trasos apimtų visą pilną miestelį. O tai buvo numatyta vesti pagrindinėm gatvėmis, tos gatvelės siauros, asfaltas visas išlaužomas, o žinot, gatvių atstatymas yra reikalaujama užpilti vien smėliu ir taip toliau pagal technologiją ir gaunas beveik 3 kartus brangiau negu, sakykime, vest gatvę, ne gatvę, o, sakykime, šone, tarp 2 gatvių. Bet va reikėjo tada suderinti su kiekvienu gyventoju, su jų servitutus, su jų, kad leidžiama per jų žemę kasti ir taip toliau ir taip toliau. Tai va tie, kurie atsisakė, kurie tyčiai, kartais netgi piktybiškai nenorėjo leisti, dabar ateina ir kalbina, kada pas mus bus vandentekis. Taigi, sakau, jūs nenorėjot, jūs rašėt, jums nereikia, o dabar jau reikia, bet pamatė, kad jau vėlu. Kol kalbėjomės, židinyje nurimo ugnies šokis ir pats laikas paragauti graikinių riešutų, šeimininko pasididžiavimo, nes gausų derlių jie brandina netolimuose egzotiniuose kraštuose, bet čia pat, sodybos kieme. Didžiuliais kvapniais lapais ne tik gindami nuo saulės kaitros, bet ir sergėdami nuo ligų mažesnius kaimynus, pomidorus, ramiai sau nokstančių šiltnamyje. Štai koks ypatingas tas riešutmedis. Ir apskritai tas augalas toks svarbus, kad apie jį šeimininkas net eilės eiliuoja. Supines senelis darė, nuobliavo po detalę, kalė kaltų, grąžtų gręžė, o paskui gražiai nudažė. Kur statyti, kur geriausia? Po riešutmedžių tikriausia, mat jo lapai skleidžia kvapą ir saulutę kartais lepia. Vaikšto Kipras nusiminės, žvalgos, dairos į supinės, gera būtų pasisupti, bet baugu aukštoką lipti. Kalbina mama ir tėtis, Kiprai, reik drąsos daugiau turėti, atsisėsi čyrų vyrų, pasijausi tikrų vyrų. Lypa Kipras nors ir pyksta, bet pasiekia savo tikslą. Supasi net vėjas švilpia, daro ore mirties kilpas. Kiprui gal gana, močiutė sako, griebdama lapus nuo tako, bet jie žodžiai nejausi, supas Kipras kuo smagiausiai. Kitaip negali būti. Poetiniai gebėjimai kaip ir inicialai KB, juk nesutapimas. Giminystės su lietuvių poetu, rašytoju, žurnalistu, dramaturgu, keturvėjininku Kaziu Binkiu mūsų laidos herojus anaiptol nesigina. Taip, keliskart patikina, mes tikrai giminaičiai. Aš nežinau, mano tėvas irgi Kazys Binkis, buvo senelis Kazys Binkis, prosenelis, o dabar yra tai reiškia, kaip čia brolio sūnaus irgi Kaziukas vienas. O kadangi pas mane vaikinų nebuvo, tai mergaitės, tai tą linkmę jau negalėjau pasistengti. Tėvas buvo gerai pažįstamas su Anu Binkiu. Jie kažkaip, aš negaliu pasakyti tiksliai, bet daug girtis nėra čia ko. Žinoma, gera turėti, sakykime, kad giminė. Buvo, ta giminystė yra, ar 3 eilės pusbroliai tėvas buvo, bet jie buvo vienamžiai, kaip tik.
Ir kadangi, ta prasme, nu, kaip čia ir pavardės ir visa kita, ir nuo to paties krašto, tai be abejo, jie. Na va, ir čia nesenai, kai vyko apskrities jubiliejus, aš Dauguvietytę atsivežiau, tai jį man padovanojo ir užrašė knygą savo krikštatėvui, kadangi Kazys Binkis buvo jos krikštatėvas. Dauguvietytės senelis, tarp kitko palaidotas čia rusų kapinėse, Pilvyčio gatvėje, buvo pirmasis Panevėžio apskrities viršininkas Lietuvų. Pirmasis Panevėžio apskrities. Nuo to kažkaip tai mes su jie susipažinam ir dabar ir telefonais persimetam žodelį. Dabar apie didžiausią Kazimiero Binkio džiaugsmą, skausmą ir pasididžiavimą – šeimą. Prisiminimai, kur buvę, kur nebuvę, vis skrieja link brangiausios moters, šviesios atminties žmonos Stefanijos, o dabarties atgaivas sielai – dukros Gintarė ir Auksė, jų šeimose bebaigiantis užaugti ir tik pradedantis pirmuosius žingsnius žengti mylimi anūkai. Rūta, Arvydas, talentingieji Auksės vyresnėliai, Kipras ir Vilius, Gintarės nenuoromos mažyliai. Beje, jaunylės dukros tapybos darbais išpuošti visi tėčio ir senelio namai. Šiuos meno kūrinius jis itin vertina. Nežinau, iš kur jos tos pomėgis, tik pagrindas tai pačiai čia baigė ir dailės mokykla, bet pradžia tai nežinau. Aš irgi mėgėjais buvau piešti, nes kai mažas buvau ir paskui paaugęs, tai mėgau labai ypatingą arklius ir arkliukų turiu šiek tiek. Tai būdavo visas sienos nupašytos vien arkliais. O paskui labai mėgau gamtą, mišką labai mėgau. Aš jeigu nebūčiau melioratorius, tai turbūt miškininkas būčiau. Mėgstu medį ir vat Gintarė, kai mokėsi, jos klausdavo, iš kur tu žinai. Ypatingai žinoja gamtą, paukščius visus žinoja, pažįsta, sakykime, ir žuvis, ir paukščius, ir medžius, ir, sakykime, aš, ta prasme, ją pratinau, važiuodavom į mišką, stebėdavom, va čia Naujamiesty, tengi, Upytės miške, Peslio lizdas, paskui Suopio lizdą žinojom, retesnių tokių paukščių, tai va stebėdavom su žiūronais, važiuodam pasižiūrėti. Ir ji kažkaip, tai nežinau, irgi mėgsta ir piešti daugiau. Nors į grafiką baigė, bet tai daugiau gamtami. Su šviesiu jauduliu Kazimieras Binkis laukia kalėdų šurmulio savojoje šeimoje ir gerokai didesnėje bendruomenių sąjungoje. Eiliuotose linkėjimuose sako, bus visko – ir jumoro, ir troškimo, kad atvirai tartas tiesos žodis nebūtinai saldus, suvirpintų širdį to, kuriam skirtas. Todėl visiems baltų, jaukių ir gerumu alsuojančių kalėdų. Dėkoju žiūrėjusiems. Nuo kaimo slenksčio lygiai po 2 savaičių. Susitikime.